Na ką, sveiki visi, dar vienas išpakavimas. Čia turėtų būti iš Temu siuntinukas. Išpakuojam. Pasižiūrim. Čia turėtų būti rinkinys toksai vakuuminių maišų, vakuuminių, kur galima, pavyzdžiui, supakuoti, įdėti drabužius į kokį nors polietileninį maišą ir, o čia kaip rodo, ištraukti orą ir supakuoti. Tai yra supakuoti pirmą, po to ištraukti orą ir sudėti kažkur nors. Taip, kur čia atsidaro? Neaišku. Maždaug įsivaizduojat, jeigu keliaujat kur nors ir jūsų daiktai užima daug vietos, jūs tiesiog galite ištraukti orą iš tų maišų. Au, kažkas iškrito. Velnias. Taip, ir kartu ištraukti orą iš tų maišų per šitą ranktelį. Su pompa, kuri įdėta į komplektą, man atrodo. Jo, įdėta pompa tokia. Ištraukėt orą. Ir mes pamėginsim, ar veikia. Turbūt prisisuka jinai. Prisisuka ir ištraukėt orą. Nu, normaliai veikia. Jo. Net negaliu atsukti dabar. Ai, normaliai. Jo. Pompa veikia. Pompa veikia. Puiku. Taip, čia turbūt, šitie skirti uždarimui turbūt maišų. Taip, žiūrim toliau. Žiūrim toliau. Taip, šitas diržas yra fotoaparatui. Man atrodo, čia jūs per petį, arba, per petį ant kaklo užsikabinat ir kitoj pusėje prisikabinat kamerą. O normaliai toks neatrodo labai nepatikimai. Normaliai. Nepamesiu. Taip, užsikabinat kamerą štai čia ir nešiojat. Labai patogu, pavyzdžiui, kur nors keliaujant. Ir dar šitas diržas turi čia atsegama kišenėlę. O, galima kažką įsidėti, baterijas, atminties kortelę, nežinau, pinigus paslėpti ar kažką. Labai fainas keliavimui, tarp kitko. Jo. Užsidedat, supratote, ne? Užsidedat šitą. Turėtų būti per petį, man atrodo, gal ant kaklo. Reikės pasižiūrėti dar nuotrauką. Ir va čia fotikas visada kabo su jumis. Kas keliauja su fotiku, tas turbūt žino, kaip sudėtinga kartais būna įtampytis visur. Taip, toliau. Čia fotikui. Čia fotoaparatui. Dirželis. Paprasčiausias dirželis. Tik tai norėjau, kad būtų su kokiu nors raštu įdomesnių. Taip, čia, gal prisiūta neblogai. Atrodo standartiniai, nežinau, nieko čia. Čia minkšta labai. Paprastai būna tose originaluose. Kietesnis čia, nežinau. Čia labai plonai atrodo. Žodžiu, turėtų ir dar ant tokių. Nežinau.
Nu, pažiūrėsim, gal kam nors kitam bus galima sugalvoti šitą dalyką panaudoti. Nebūtinai potikui. Taip, kas čia pamiršau? Čia žiūrėk, kad čia galima tabletėm, bet toksai vitaminam. Aš norėjau panaudoti šitą daiktą, va štai. Jeigu pamirštat vitaminus išgerti, tai susidedat, va. Šeštadienis, penktadienis, pirmadienis, trečiadienis. Oi. Sunday, Monday, Tuesday. Okei, iš tos pusės skaičiuojasi. Nu gerai, nuo sekmadienio prasideda. Sekmadienis, pirmadienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis. O jeigu iš tos pusės laikot, tai iš tos pusės tada geriau. Taip, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Fainas, toksai. Įsimetat vitaminus, ten, nežinau, vitamino D, pavyzdžiui, trūksta visiems. Ir galite gerti, kad nepamirštumėt. O kitoj pusėje nieko. Tai va, toksai paprastas dalykėlis. Ir liktai tuščia. Taip, šita siunta buvo iš Temu, kaip ir sakiau, ir nuorodą įdėsiu, kaip visada, po video. Tai va, iki kitų kartų.